Tai sveika, Lina, senai matyta, senai girdėta. Iš tikrųjų, ne? Tikrai seniai bendravom, seniai matėme, sveika Viktorija, visada smagu susitikti, ypač kai daug kuo domimės ir augame sparčiai ir visada yra įdomu išgirsti, Aha, kas kur iš esam tikrųjų, šiandien. kažkaip paugam, vėl susitinkam, ne? Ja? Pasižiūrim, žiūrėk, kaip faina. Ir vėl tada eisim toliau augti, ne? Ir vėl kažkur žiūrėk, susitiksim. Tai Pas, jeigu kas nors nežinote, kas yra Lina Balsė, vat, kaip tu galėtum save pristatyti? žinau, kaip šiais laikais sunku save pristatyti, kai Žiūrėk. darai daug ir belieka sugalvoti kokį nors dar neegzistuojantį naują brandinį savęs pavadinimą. Tai esu save kažkada pavadinusi svajonių pribuvėja. Nes O, geras. nes naudoju daug įrankių ir pirmoji mano meilė buvo taro kortos, konsultavimas žmonių, daugiau iš psichologinės, coachingo pusės, kad žmonėms padėti ne nugyventi kažkokį savaime susiklostantį tą likimą, o paklausti savęs, o ko aš noriu, o ko man reikia, o kas mane motyvuoja, kas mane įkvepia, kas mane dega, ką aš galiu auginti ir duoti šiam pasauliu ir padėti susidėlioti krypti, kur link eiti, kas žmonėms palankiausia. Paskui atėjo ir iki mokymai, nes mačiau, kad kai kuriems žmonėms, net jeigu matai, kad jie eina destruktyviu keliu ir bandai duoti jiems rasti pozityvesnę kryptį, kurie galėtų eiti, supranti, kad jie netoj būsenai, kad pajėgtų šitą kryptim pasukti, kad tą sprendimą galėtų priimti ir norėjusi kažkuo padėti, nu gerai, timtelkim juos už ausų. Trupučiuką stumtelkim, patemkim į šviesą ir palydėkim juos, kad jie va šitoj kryžkeliai pasuktų biškai pozityvesnė linkme. Ar tai santykiuose, ar karjeroje, ar bet kur kitur. Tada atėjo aromaterapija, nes supratau, kad vien čakrų harmonizavimų sveikatos nesutvarkys, jeigu čiumburgerius valgysi non-stop. Ne, tas, nu taip grubiai suapvalinau, taip sakant, bet esmė tame, kad tu sveikame kūne sveika siela, bet ir sveikos sielos reikia, kad būtų sveikas kūnas ir reikia rūpintis ir to lygiai grečiai. Tas sveikas gyvenimo būdas tapo man prioritetu ir žinios apie natūralų sveikatingumą ir aromaterapija atėjo į mano gyvenimą ir šiai dienai mokymus vedu lygiai grečiai ir apie taro kortas, ir apie sveikatingumą, aromaterapiją, asmeninį augimą. Bet tikslas visada yra vienas. Čia yra, kaip sakau, geras meistras turi turėti visą dėžutę įrankių. Jeigu ateitų santechnikas su vienu įrankiu, išvarytume jį lauk, ar ne? Koks geras palyginimas, iš tikrųjų nerealiai. Nu, bet kaip tik šiandieną meistras buvo atėjęs katilą šildymo perinkti. Manau, jis turėjo daugiau negu vieną įrankį. Tikrai Ir labai labai geras palyginimas. aš ir tam, ką aš noriu padaryti, kuo aš noriu pasitarnauti žmonėms, kuo aš noriu padėti, tam kiekvienam žmogui, kiekvienoje situacijoje gali reikėti skirtingo prieimo. O tai kvėpavimo terapija, tai darbas su pasąmonė per emocijų iškėlimą su aromatais, bet taip pat reikia ir to įsisąmoninimo, kas čia vyksta. Pasižiūrėkim, išsitraukiam kortas. Tai toksai holistinis prieimas, kad apimti ir sąmonę, ir emocijas, ir kūną, ir vibracinį lygmenį, ir dvasinės pažiūros, nes jos formuoja tam tikrą įsitikinimą, iš kurio tolimesni sprendimai labai žemiškai išplaukia. Tai sunku save kažkaip įvardinti, bet štai ką aš darau ir ką aš naudoju tam tikslui. Žodžiu, esi tikras meistras su daug įrankių. Taip. Kaip įdomu, aš dabar žinai pradėjau galvoti, kad aš iš tavęs esu pirkus reikis seansus kažkada senai. Ir taro konsultacija, žodžiu, perėjau tas tavo irgi, ką tu darei, žinai, ir viskas labai labai faina tikrai. Tai, bet, sakai, va, taro buvo pirmoji meilė, tai va, labai faina. Tai apie pirmą meilę šiandien ir pakalbėsime. Jo. Žmonės pamiršta tai, kas juos traukia vaikystėje. Mhm. Nusprendžia, kad laikas būti suaugusiais, būti rimtais. Ir baiginėdami mokyklą, jie nebegalvoja, ką aš mėgau daryti vaikystėje, o aš mėgau būti mokytoja ir žaisti daktarus, daryti darbelius mėgau ir ezoterika mano gyvenime buvo nuo pat labai ankstyvos vaikystės, viskas iš žurnalų išsikirpta, Mhm.
Tėtis man padėjo runas iš liniuotės, tos metro ilgio medinės pasidaryti. Supjaustė, mes kartu šlifavom, aš jokių ten kristalų rūnų nepirkau niekada, nes man tiek šilta širdį šitas įmant, nes jas kartu su tėčiu darėm. Kartu šlifavom, kartu piešėm. Ir tas jo tylus palaikymas mano interesams tiek daug reiškia, kad tai ir pirmasis taro kortas su juo įsigijau, jis man visą miestą pradėjo, ir ne tik ne vieną miestą padėjo apvažiuoti, kol radome. Aš, kaip ir daugelis, kai baiginėjau vidurinę mokyklą, ką man čia rinktis, mačiau ne apie praeitį, apie ateitį, kur aš toliau eisiu, ką aš čia galėčiau daryti, prisitaikant prie savo sveikatos apribojimo. Jei kas nežino, aš turiu retą genetinę ligą, su ja gimiau, jinai progresuoja ir jau 12 metų bus, kai vežimėlių tenka naudotis. Visi turim savų apribojimų, vienokių ar kitokių, ir aš labai savęs rinkdamas į profesiją klausiau, o ką aš galėčiau daryti, ir taip pragmatiškai mąsčiau. Pasibaigiau finansų studijas, tačiau tai nėra mano aistra ir pašaukimas. Aš galiu tvarkyti buhalteriją savo įmonę, ne įmonę, individualią veiklą, fondą labdaros paramos tvarkyti, bet tai nėra mano aistra. O mano aistra visada buvo, ir kai po studijų darbo biržoje sako, tai palauk, kur tu su tokia sveikata įsidirbti, ir man nedavė darbo knygutės. O aš jaunutė, nedrasi, savim nepasitikinti, pasimetus, ir išėjau namo. Ir pasimetus, o tai ką aš dabar turėčiau daryti, kam aš tada su pagirimu tuos mokslus baigiau, mokėjom už mokslus kolegiją, tai kam visa ta investicija laiko, finansų, pastangų, tiek daug įdėjau jėgų, bet likimas ne šiaip sau uždeda tos apribojimus. Ir per sveikatą, ir per tą sąlygų nesudarimą, nepaaiškinimą, kaip aš galėčiau dirbti, uždarė duris ir paliko vienintelį siaurą takelį. Kad tikrai jo nueičiau. Čia pagalba. Tikrai nueitum ten, kur reikia, ne? Bet tikrai, tikiuosi, klausytojai irgi susimastys šitoj vietoj, per savo istoriją mintimis perbėgs ir pagalvos, kada man uždarė labai daug galimybių, tam, kad mane nuvestų tam tikrų siaurų keliukų, kurio gal nebūčiau pasukusi. Kitu atveju, bet būtent to man reikėjo. Man būtent šito reikėjo. Aš tiesiog grįžau prie savo interesų, nes turėjau tam laiko, o nieko neveikti nemoku, turiu per daug lakę vaizduotę, tik duok man laisvą laiko, toj kūrybą apims, ištinka kūrybiniai projektai kaip nėštumas, ir tada nenori jau gimdyk. Čia tai tenka, ne? Labai gerai. Tai gerai, tai tava ir taip atkeliavai vėl atgal, sakykime, iki taro korto, ar ne, su to, ko domėjai. Savo interesų sukūriau pirmąją svetainę, pasirodė pasauliu įdomu, aš nežinau, kur tai nuves. Juokais realiai esu pasakius tokius žodžius savo vyrui, kad gal kosmetikai užsidirbsiu. Ir dabar taip juokiuosi iš tos savo kosmetikos, iš to, kur gyvenimas nuvedė, o kai pasuki teisingų kelių, kuris atitinka tavo tą, sakykime, gyvenimo misiją ir tai, ką tu tikriausiai sielai buvai susiplanavęs šitam pasaulyje nuveikti, ateina labai didelis visatos palaikymas. Ir gavosi taip, kad aš taip pagalvojau, tenais porą klientų kreipėsi, galvoju, gerai, pasižiūrėjau visą įsiteisinimo tą procesą, pasiėmiau individualios veiklos pažymą ir netikėtai kreipėsi iš laikraščio, kadangi tokia jauna tarologė, toks netipinis dalykas, į jaunimo skyrių norėjo interviu paimti. Ir taip sutapo, kad tą rytą, kai išėjo tas laikraštis, pradėjo galioti mano individualios veiklos pažyma. Ir nuo pat ryto pas mane dar buvo, kadangi retkarčiais tik tie banko pavedimai įkrisdavo, aš buvau nusistačius savo toj senoviniai Nokijai, atsimeni tą pip, tą žinutę tokią Nokijos. Iki šiol tą garsą išgirdus širdis suvirpa, nes tai yra pinigų garsas dabar. Nes kiekvieną kartą, kai įkrisdavo pavedimas, ateidavo užsakymas, man tas garsas pip. Ir iki šiol man tas garsas geras asociacijas kelia. Ir tiesiog taip startavo mano visa karjera kaip tarologės, su visatos palaikymu, palaiminimu, tas išėjęs aš nuo pat pirmos dienos, patį pirmą mėnesį minimalią algą savo užsidirbau,
labai gerą atgalinį ryšį gaudavau ir tuo pačiu jaučiau labai didelį įsipareigojimą savo auditorijai, savo klientams augti toliau, mokytis toliau. Nes negali taip, o kaip fainai, aš daug gaunu ir galvoti tik apie tai, ką gauni. Man buvo svarbu, ką aš duodu, kad tai būtų vertinga, kad tai iš tiesų keistų gyvenimus į gerą. Tai buvo tada non-stop iki pat dabar šitiek metų Tai čia investavimas. toks atsakymas labai geras tiem, kurie man nuolat sako, bet taigi aš negalėsiu pragyventi. Aš negalėsiu pragyventi, vat iš numerologijos aš negalėsiu pragyventi, jeigu užsimsiu. Vat labai noriu, labai traukia, bet negalėsiu. Iš taro negalėsiu pragyventi, bet vat negalėsiu pragyventi. Vat tai čia tas atsakymas, kad galima pragyventi. Ar... Žinot, pajudėjau ir prie kitų dalykų ir šiai dienai pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra kitas, bet tai mano buvo pasirinkimas, žiūrint mano, sakykime, apribojimus, galimybės, aistras, kas tuo metu patraukė mano dėmesį ir kur toliau man buvo postumis augti. Bet aš atsiprašau, dar po infekcijos plaučiai jautrus. Aš pragyvenau kuo puikiausiai. Turėjau darbo tiek, kad nespėdavau ir turėjau dėja ilginti terminus, kelti kainas, kad daugiau turėčiau lankstumo ir erdvės. Jeigu esi gera specialistė, jeigu tai yra tavo tikrasis pašaukimas, ne savo, žinai, kaip hobi, dėl savęs pasidėliot kortas, bet jeigu tau yra numatyta tai daryti kaip darbą ir tu ne tai, kad, žinai, būna ateini į darbą, skundžiasi dabar darbdaviai internete, straipsniuose, kad jaunimas ateina į darbą ir jie klausia tik, kiek tu man mokėsi, bet neturi ką pasakyti, o ką tu sugebėsi man duoti, kokią vertę atnešti. Jeigu tu susitelki, tai kiek aš gausiu, kiek aš iš tos numerologijos ar tarologijos ar bet ko kito mandalų piešimo gausiu, tai gal ir nieko neypatingai. Bet jeigu tu susitelksi į aistrą duoti maksimalią vertę ir užsibrėži savo tobulėti, augti į geriausią specialistę, kokią tik įmanoma tapti, savo nišoje, savo sferoje ir tikrai duosi tą vertę, nebus problemų. Jeigu tu daug duosi, tu daug gausi ir viskas. Lygybė nesulaužoma. Svarbu sirgti tuo, ne daryti, sakant, norėti, mylėti tai, ką darai. Tai žiūrėk, bet dabar taro kortos tokia labai įdomi tema ir labai daug yra visokių, net nežinau, norėtų sakyti mitų, bet net ne mitų, tokių įdomių pamąstymų. Pavyzdžiui, aš esu girdėjus, kad taro kortos, jeigu tu jas skaitai, tai jos iš tavęs ima energiją kažkokiu būdu. Lygiai taip pat kaip indų plovimas, lygiai taip pat kaip buhalterijos skaičiavimas, ar ne? Žodžiu, kaip bet koks darbas, ne? Kaip ir bet koks darbas. Šitas darbas yra, turi specifikos, bet jisai, tarkim, ta specifika bus lygiai tokia pati psichologams, kuriems tenka išklausyti žmonių dramas, išjausti jų emocijas, ar ne? Turi būti tuo laidininku, kuris viena vertus yra labai jautrus, kad jausti žmogų, jo poreikius, jo vibraciją, energiją, jo nuotaiką, kita vertus turi gebėti, turėti atvirą tą kanalą ir įsižeminti ir tai paleisti. Ir negali nešiotis klientų istorijų su savimi ir toliau apie jas mąstyti. Vat šitas, jeigu mūsų žiūri žmonių, kurie domisi taro kortomis ir norėtų žengti sekantį žingsnį, tai tas sudegina daugiausiai. Nes pas manęs buvo gal tik viena tokia, iš daugybės klientų viena įstrigo tokia, kurią iki šiol taip ryškiai prisimenu situaciją, vadinasi, šito kliento man gal reikėjo neimti. Vien perskaičius klausimą situaciją, sakyt, klausyk, tavo klausimas mane tiek sukrėtė ir atrodo ant tiek amoralus, kad aš negaliu. Buvo visokių situacijų, visokių klausimų, klientus priimi tokiais, kokie jie yra ir stengiasi jiems padėti toj vietoj, kur jie yra. Bet jeigu tą paskiau nešiojasi ir negali pamiršti, tai pradeda slėgti, kai tai kaupėsi. Kadangi turiu užtikrinti žmonėm anonimiškumą, to nelabai aptarsi su kažkuo. Nelabai kažkur išsikrausi, išsiliesi. Nepareisi savo draugį visko išpasakoti. Ne, viskas. Aš labai gerai suteikiu anonimiškumą savo klientams, aš taip sugebu atsiriboti ir pamiršti, kad žmonės paskiau nesupranta, kad aš jų neprisimenu, kai jie po 3 metų rašo, tu mes ten kalbėjomės, tada man tenais tokiai situacijai labai gerai patarė, jo, kaip fainiai, papasako, ką aš tau papasakojau. Ir tai yra tikslinga. Yra dalykų, kuriuos aš mokinuosi, stengiuosi įsiminti klientus, aš tikslingai stengiuosi pamiršti. Aš nenoriu jų atpažinti ir prisiminti jų istoriją. Okay.
jokiais būdais ir aš tą labai gerai užtikrinu anonimiškumą, pamiršdama, atsiribodama ir tai užtikrina, kad aš nepertekčiau energetiškai ir psichologiškai. Mhm. O žiūrėk, vat, skaitai tas taro kortas, ar ne? Nu vis tiek čia tas pasakymas būrik, nu tai biškai jisai ne į temą, Man ne nepatinka daugiausiai, šis žodis, bet jo, aš man labiau sakyčiau konsultuoju su taro korta. konsultuojuosi, va, dar geresnis, nes tie visi metų kortas, kaip ten būriuk kortų, nu jie visi tokią kažkokią kitokią potekstę turi. Žiūrėk, o iš kur ta informacija ateina? Mes turime žymiai daugiau savyje informacijos, negu sąmoningai suvokia. Mus pasiekia žymiai didesnis informacijos rautas iš mūsų visos aplinkos, mes daugiau ką pastebim iš savo kūno vidaus, iš savo emocijų, santykiuose su kitais žmonėmis. Žiūrėkit, yra šunys, kurie atpažįsta vėžį. Labai ankstesnėse stadijose, ar ne, iš kvapo, nes žmogus jau skleidžia kažką kito. Mes irgi turime uoslę. Mes neįpratę tų duomenų iššifruoti, mes neturime dešifravimo, išarchyvavimo tų duomenų, bet jie mus pasiekia. Ir mes žinome daug daugiau. Tai viena vertus, vienas lygmo gali būti, tu tiesiog susijungi su savo kūnu, su savo pasąmonė, su visa to informacijos lobynu, kuris buvo tiesiog kaip neaktualus, suvarytas kažkur tai, bet jis nedingo. Mhm. Kita vertus, mes visi esame viena. Viskas yra vienas informacinis, energetinis lygmuo, viena sąmonė, vienas kūrėjas, sapnuojantis mūsų į realybę. Ir nėra taip, kad, kaip mes nesame atskiri, nėra taip, kad mus skiria tuštuma ir mes nesusiję. Mes esame tame kaip žuvis tam pačiam vandenį. Ir tai, ką tu iš savęs spinduliuoji, tai pasiekia visus ir viską, tolimiausias žvaigždės. Todėl yra tas didesnis laukas informacijos, kuriame yra dar daugiau, prieinama dar daugiau žinių ir informacijos. Ir žmogus, kai klausia apie save tų dalykų, kurie realiai jau žinomi, tik jisai nežino, ar apie savo vidinę būklę, poreikius, santykius, situaciją, tarpusavio jausmus, poreikius, visa tai jau egzistuoja. Kita vertus, didelė dalis klausimų yra apie ateitį, kaip kažkas susiklostys. Bet supranti, jeigu tu priliesi ranką prie lygintuvo, tu jau tiesi ranką su intencija čiupti jį, nes nežinai, kad jisai karštas. Praktiškai jau neišvengiama, kad tu nudegsi, tau skaudės, tu gal, jeigu tai dešinė ranka, negalėsi šiandieną rašyti, galbūt keistai parašą padėsi ir galbūt iš to išsirtulios visai eilė kitų įvykių. Ir tai jau nulemta nuo to momento, kai tu ištiesi ranką į karštą lygintuvą. Tiesiog tu to dar nežinai, bet tai bus natūralios priežasties pasiekmės ryšių surištos pasiekmės. Ir jau beliks spręsti, ką daryti. Kaip gydyti, ką daryti po to. Tai kai kurie dalykai pas mūsų ateityje yra nulemti. Jos nulėmė ne kažkas kitas, o mūsų pačių pasirinkimai. O čia dabar iš karto iš to klausimas, o kiek yra nulemta? Kaip tu į tai žiūri, kiek yra nulemta? Kiek tos lemties yra? Tai, anksčiau buvo nulemta daugiau, dabar žmonės turi daugiau laisvės ir galios keisti savo ateitį. Ir aš esu bendravus tokiais žmonėm, kurių neįmanoma prognozuoti. Visiškai, jos kortos dėliok nedėliojas, nieko nenusiskaito. O kodėl? Kodėl? Ką jie gimė kitokie? Čia ne mistika, o visiškai absoliučiai logiška. Pagalvokim, prieš kokius, 1000 metų žmogus buvo beraštis, nes didžioji dalis žmonių, ar ne, neskaito, imkim tą masę. Jisai turi tik tiek žinių ir informacijos, kiek jam kažkas perdavė, kiek išmokino tėvai, kokių įgūdžių idėjų, ir jeigu jį kaip pamestrį kažkur nusiuntė ir apmokino jį, puodus žiesti, viskas, jis visą gyvenimą bus puodžium ir savo vaikus galės išmokinti to, ką moka. Ir savo vaikus išmokins būti puodžiais. Ir jeigu bus kažkokie globalūs įvykiai, jie jį palies. Ir jisai bus tiesiog beliks jam į tai reaguoti. Žmonės turėjo labai mažai pasirinkimo laisvės. Gyveno ten, kur gimė, tik labai retas kažkur persikeldavo, buvo to judėjimo, bet kartais būtent tai, kad tu esi ten trečias sūnus ir nepaveldėsi nei tėvo amato, nei lavačkos, tai ir lėmė, kad tu tarpsi arba kariškių, arba keliauninkų, kažko tau jau bus skirta iškeliauti iš namų. Žmonių likimas buvo labiau nulemtas. Dabartiniais laikais labai daug problemų, kurios anksčiau buvo neįveikiamos ir sprendžiamos. Lygos įvairiausios yra pagydomos,
socialinė pagalba įvairiausiose situacijose yra kažkam atsitikus, žmonės gali labai didelę bendruomenę ir valstybę sumetus jėgas padėti žmogui po nelaimės atsistoti ant kojų. Draudimai yra, mes galim tiek nuo visko apsidrausti, nuo tų išorinių mūsų nevaldomų įvykių. Ne, būsto draudimas ir apsaugos tave nuo didelių nemalonumų, jeigu užpils. Ir mes turim labai daug laisvės keisti savo gyvenimą, įgyti vieną ar kitą išsilavinimą, įgyti 5 išsilavinimą, persikraustyti į kitą šalį. Anksčiau šito neegzistavo. Tad žmonės dabar kaip ir turi galimybę labai daug ką keisti. Ir mes šiais laikais, ypač pastaraisiais laikais, pastarį 10-metį esam mokinamos ir primenam vieną kitą ir sakom, mes savo likimo kalviai, mes galime manifestuoti, kurti, dirbti, daryti kažką tai, kad keisti savo situaciją, jeigu jin mūsų nedžiugina. Kitaip tariant, patys laikai ir pačios, čia pasakyti, aplinkybės mums jau leidžia savo likimą reguliuoti labiau patiems. O tada atsigręžkime tai, kokie realiai yra žmonės. Pažiūrėkim žmonės, kurie mato, kad jų sveikata dėl jų įpročių blogėja. Cholesterolis didėja, svoris didėja, ten stuburas vis labiau ir sąnariai apkrauti ir jiem pasako, jeigu tu nieko nekeisi, tai po kelių metų mes jau tau rašysim tenais kalną vaistų, ruošimės sąnario keitimo operacijai. Vienas kitas mažas procentas susiims, pakeis mitybą, pradės sportuoti ir jisai susitvarkys savo sveikatą. Kas nutiks su didesnė dalimi žmonių? Čia, žinai, čia kaip hipnoterapijoje sako, padėti galima 85%, bet iš jų padėsi tik 25%, nes likusieji nedarys to, ką reikia daryti. Net ir žinodami, ką reikia padaryti. Tas pats ir medicinoje yra posakis. Visur kitur, padėti galima tam tikram skaičiui, bet... Yra nepagydomi ligoniai. Žmonės, aš taip įsivaizduoju, kad didesnė dalis žmonių dėja neišnaudoja tos laisvės, tų galimybių, kurias turi, ir jie yra kaip traukiniai savo vėžėse. Būna tokių momentų, kurie gali rinktis ir jie yra pastumiami rinktis, bet nuvažiuoti tuo pačiu keliu nereikia pastangų, o kad pasukti į gretimą tau normaliai prieinamą kelią, reikia pasukti. Reikia ten kažką perjungti tuos bėgius, kad tave tenais nukreiptų. Ir žmogus tą trumpą momentą, kaip ir traukinys, turi galimybę kažką padaryti, kad pakeistų savo gyvenimo trajektoriją. Tai aš labai noriu su taro kortomis, su kitais savo įrankiais tokiuose momentuose įsiterpti, nes tokiuose momentuose žmonės ir ateina pasitarti dažniausiai. Ir padėti padaryti tą vieną nedidelį veiksmą, kuris viską pakreips kitą linkme. Bet realybėje žmonės yra labiau prognozuojami tie, kurie yra pasyvūs, inertiški, pilni baimių, nerodo iniciatyvos, kurie patys turi tokius įstikinimus, kad yra save nurašę. Ir kas jiems bus, jie tik reaguos, jie nieko nekurs, jie nieko neinicijuos, nebent juos labai labai stipriai prispaus. Ir matai, išsidėliojas kortas, kad jį prispaus, ar kad jį paliks šiuo etapu ramybėj, kad viskas klostysi savaime visai gerai, ar kad jeigu jau yra blogai, toliau tik blogės. Ir matai, ir kartais žmogui tada nebereikia pasiekti paties dugno, jeigu jis tai gali pamatyti taro kortose ir pamatyti, kad tas kelias, tos viltis, kurių turi, kad jisai pasikeis, niekur neveda ir tu tiesiog pasieksi finišą, pasieksi visišką dugną, būsi praradusi geriausius, vaisingiausius metus, jaunystę, grožį ir vėliau bus dar sunkiau atsistoti ant kojų, o tai niekur neveda, nes šitas žmogus, tarkim, nenori ir nepajėgus ir negali, jis tiesiog netos padermės, kad įsipareigotų ir su tavim sukurtų laimingą šeimą. Jis nemoka būti laiminga šeima. Tai sakai, o kiek apskritai, vis tiek ateina norėdami, kaip čia pasakyti, ateities, ne? Kas bus ateityje? Mažiausiai įdomus klausimai, nes man tada būtų įdomu, kai jie bent jau ateina su, jeigu aš darysiu šitą, kaip tai mane paveiks, ar mano tikslai tokie, ar šitas kelias mane labiau ves link to, ar šitas kelias. Tokie klausimai man yra žymiai vertingesni ir įdomesni, o kai tiesiog ateina ir nedaug dievė iš vis neturi net specifinės temos ar klausimo, ateina tiesiog iš smalsumo ir sako, papasakok man ateitį, ne? Tai bendrai. Ir realybėje turi arba išsiaiškinti per kortas, sugaišus visą valandą laiko, visą konsultaciją, arba jų pačių bandyti išspausti, išklausti, bet kas iš tikrųjų apie tą ateitį tave neramina.
O įmanoma tiesiog į tokius labai siaurus, va, ar taro kortos atsako į labai siaurus klausimus, sakykime, ar aš susilauksiu vaikų, ar bus berniukas ir mergaitė, ar aš ištekėsiu, ar jisai man parašys, žinai, ilgai, negi nebūna tokių, turbūt būna, ne, va, nerašo, man nerašo, Viskas ar man priklauso. parašys. Jeigu jisai iš tikrųjų ją myli ir jisai nori tuos santykius išsaugoti ir jisai planuoja jai parašyti ir jau taip yra nusprendęs, arba bent jau jisai juda link to sprendimo ir jo jausmai jai tokie, kad jisai tikrai sieks išsaugoti santykius ir parašyti, tai kortos ir matysis, jo, jūs parašysit, jūs išsikalbėsit ir tada gali duoti patarimų, kaip kalbėtis, kaip elgtis, kaip žiūrėti tą situaciją, kaip suprasti jo poreikius, ką jis bando pasakyti, nes mums kartais reikia vertėjo net tą pačią kalbą kalbant. Bet jeigu jisai pats nežino, ar pas mylimąją meilužę pasiliks, ar pas žmoną sugrįš, jis pats pasimetęs ir kaip jos abi elgsis, jį kaip ping-pong kamuoliuką stumdo tampo tai čia, tai ten, ir jis pats visiškai pasimetęs ir daug neigiamų jausmų ir daug bandymo pabėgti nuo tų neigiamų jausmų ir kaltės, kam nors kitam kaltę permetant, tada matai, kad ne, jis tampys tavo nervus, kol tu neatlaikysi, tavo sveikata šito neatlaikys. Nesvarbu, net jeigu jisai pareis, tu paskiau nesidžiaugsi tuo, kaip tave bus paveikęs va šitas periodas. Ir tada tenka sakyti, klausyk, nelauk, kol jisai nuspręs pati. Ir pasakyk jam savo terminus, savo galutinį terminą, savo sprendimą, ką tu toliau darysi. Ir tegul jisai žino, ir tada bent jau bus motyvacija jam apsispręsti. O jeigu žinos, kad tu lauksi, kai kurie dalykai matosi, nes jie jau yra nulemti ankstesnių sprendimų ir to, kas mes esame. Žodžiu, sprendimas yra kaip ir suformuluotas, kabo erdvėje ir jį galima nuskaityti, bet jeigu to sprendimo nėra, tai nelabai ir nuskaitysi, ar ne? Kartais ir tą naudinga sužinoti, kad nėra. Kartais ir tą naudinga kad jisai sužinoti. vaikščia pirmin atgal, pažiūrėti, ko jis nori, kiek pasimetęs, koks silpnas ir apgailėtinas šitoj situacijoje, ar tikrai jis tau... Taip, tai irgi informacija, ar ne? Tiesiog jo atgal. Taip, tai irgi informacija. O žiūrėk, o kiek tame tiesos, kad, va, pavyzdžiui, čia toks liktai programavimas, pasakiau, kad nieko čia su šituo vyru nebus, ir tai ir viskas, ir tada moteris nebesistengia, o galbūt galėjo stengtis, galbūt galėjo šeimą išsaugoti, Tai labai geras, gilus klausimas ir aš labai apie tai esu mąsčiusi ir savo galvos, o kaip užkirsti tam kelią. Tai sakykime, jeigu iš būrėjos išgirsti tokias frazes, kad man kortos visada tiesą parodo, ne? Kad gali pasitikėti, tai yra tragedija. Nes reiškia, jinai tau tai pasakys, kad tu nenori būsi priversta tai įgyvendinti. Jeigu jin gali bet kokį klausimą atsakyti, irgi katastrofa, nes jinai pritems atsakymą, nes ne visada jisai yra, iš praktikos žinau, ne visada yra atsakymas. Ne visada atsakymas yra toks, kokį tu nori išgirsti. Ir todėl tu jo vis tiek nesugebėsi priimti ir klaidingai interpretuosi. Bet jeigu tarologė, ar būrėja, ar čigonė, ar kas tik nori, paimkim, dirba su tikslu ir troškimu gauti tiesą ir pasakyti tiesą, kartais jinai gali būti pavojinga. Pati tiesa gali būti pavojinga. Kai kurios dalykus negerai žinoti. Gavus perspėjimą apie tai, kad laukia kažkokia tai bėda, tu gali tiek sukurti savyje tos baimės, kad tu tą būsimą bėdą iš tokios padarysi tokią. O kartais nedaug Dieve suklydo ir pasakė, pas mane atėjo isteriškai raudanti moteris su kūdikiu ant rankos, online bendravom, bet esmė ta pati. Jis sako, aš buvau pas tarologę, šiaip sau smalsumas, ten nuėjau ir pasakė, kad aš per artimiausius kelius mėnesius neteksiu paties artimiausio žmogaus. Sako, aš nežinau, tai vyras ar kūdikis mano. Ir jinai isterijoje, visiškoje baimėje įbauginta. O aš kai pradėjau su taro kortom ir klientais dirbti, tai pamačiau, kad ne visus dalykus noriu žinoti, ne visus dalykus tikrai pati psichologiškai esu pasirengusi pasakyti klientams, ne visus dalykus naudinga žinoti. Tai ko aš prašau taro kortų? Aš neprašau, žinot, kaip teisme, tiesa, tik tiesa, nieko išskyrus tiesą ir visa tiesa pilnumoje ne. Aš prašau, parodyk man tą informaciją, kurią klientui dabar naudinga sužinoti. Ir kartais, ir aš esu tam davusi taro kortom savo pasąmonį leidimą,
Kartais galima sutirštinti spalvas, jeigu reikia žmogų biškį išgąsdinti, kad jisai išvengtų problemos. Kartais galima viską nuspalvinti spalvingiau ir ryškiau, jeigu reikia sukelti tikėjimą savimi, kad jisai padarytų tai, ką reikia padaryti, kad ta ateitis tikrai būtų sukurta pati geriausia. Kai kurių dalykų, kurių nereikia žinoti, nes jų negali pakeisti. Ir iš ankstinis mąstymas apie tai tik pagadinti dar kitus dalykus galima ir nematyti ir nežinoti. Jeigu kažkokios informacijos būtų neetiška žinoti, pavyzdžiui, kai būnau, ką jisai apie mane galvoja, ką jisai nuo mane slepia. Nu, jeigu slepia, tai slepia, tai aš neturiu teisės trečio žmogaus ten šnipinėti. Tai neetiška. Vėlgi, pati savo esu užsidėjus tam tikrus saugiklius, kad ne visą informaciją aš noriu žinoti ir ne viską bus gerai klientams žinoti. Tad man svarbu, kad iš manęs klientai išeitų su pasitikėjimu savim stipresniu, švytintis, pilni įkvėpimo, pilni tikėjimo savo jėgomis kurti savo gyvenimą ir tam tikrų vidinių jau sprendimų, ką darys toliau. Kad išeitų, aš tiesiog matau, jie pradeda švytėti. Kalbamės tol, kol jie pradeda švytėti, emociškai, energetiškai šypsotis, tarsi atradę savyje jėgų. Ir tikrai nenorėčiau perduoti kažkokių tai tokių žinių, kur žmonės kartais bijo, sako, tu man nepasakysi, ko nors baisaus. Sakau, nepasakysiu. Sakau, aš to neslėpsiu, nes aš to nežinosiu. Žiūrėk, sakai, kai kurių dalykų nereikia žinoti ir kai kurių dalykų neįmanoma pakeisti. Kiek atsakytume, jeigu labai grubiai procentaliai, kiek mes dalykų negalim pakeisti? Ką žinai, yra toks vienodas procentas visiems žmonėms. Mm. Ir žinot, jeigu mano mama būtų anksčiau sužinojusi apie mano ligą, tuo metu nebuvo galimybės nei ją anksčiau diagnozuoti, negu jinai išryškėjo, nei patvirtinti genetiškai ir išsiaiškinti, kad aš esu pirmas atvejis. Tai liga paveldima, bet aš esu pirmas atvejis. Jeigu mama būtų žinojusi dalį tiesos, tiesiog, kad turiu tokią problemą, galbūt būtų neišdrįsusi antro vaiko gimdyti. Ne, būtų sustojusi po vieno ir neturėčiau jaunesnio brolio. Tai yra, kai kurios dalykus gal ir gerai, kai laiku nežinai. Aš pati, kai nusprendėm susilaukti vaikų, irgi tą klausimą atidavėm Dievui ir tikėjomės, kad viskas bus gerai, o jeigu nebus, tai tiesiog, reiškia, taip turi būti. Bet mes tuo metu irgi nežinojome tiksliai paveldėjimo galimybės ar paveldimą, nes esu vienintelis visoje giminiai toksai atvejais. Ir buvo minčių darytis genetinius tyrimus nėštumo metu, išsiaiškinti labai anksti, kol dar galima spręsti tęsti nėštumą ar ne. Ir visas tas planas sudegė, nes realybėje nebuvo galimybės tokių išsamių genetinių tyrimų padaryti dar. Ir tada aš lengviau atsikvėpiau, nes galvojau, aš vis tiek nebūčiau pajėgusi nutraukti nėštumo. Tai ir gerai, kad nežinojau ir galvojau, kad viskas bus gerai. Ką man tas stresas be reikalo? Atėjo vaikui, suėjo keli metai, tada ir išaiškėjo visi, ką Dievas davė, ką nusprendė. O iš anksto... Žodžiu, ne veltui, ne? Mes ne veltui nežinom tam tikrų dalykų. Ir dabar su vyru irgi susižvalgom, ar mes gailimės, ne. Žinai, kaip yra, ką turi, tą myli ir tuo džiaugiesi ir už tai esi dėkingas. Ir per sudėtingą žmogaus sąmonę viską apriepti, numatyti, vertinti. Ir jeigu galiu taro kortomis, tą artimiausiai, ne visus klausimus verta užduoti netgi. Nes kai kurių dalykų pats ar man naudinga tai žinoti, ar man bus į gerą disponuoti tą informaciją, tolimesnius sprendimus priimant, kaip tai mane paveiks. Ir aš, kaip sakau, labai daug stengiuosi išfiltruoti ir duoti žmogui tik tą informaciją, kuri jam bus naudinga. O dabar tada toks klausimas, o kiekvienas gali tapti tarologu? Čia tikrai labai įdomių dalykų pastebėjau. Iš pradžių galvoju, kas čia per žaidimas, iš kur, kas čia vyksta. Žodžiu, kai pati vieną kartą nuėjau į taro kortų kursus, visas atėjusias į nemokamą seminarą, pradinį prieš kursus, dėliojo kortas ir tikrino, ar tu gali tapti būrėja. Aš atėjau jau pažinodama taro kortas. Ir tose kortose kaip ir nieko ypatingo nepažinau. Ir man nereikėjo to, nei patvirtinimo, nei paneigimo. Aš žinojau savyje, kad tai yra mano kelias, mano įrankis, mano likimas. Aš pirmas įkės į rankas paėmus tiesiog atpažinau kaip kažką suprantamo.
Ir manęs jokie mitai, jokios baimės neveikia, aš viską matau, labai logišką, racionalų paaiškinimą. O jinai visom pradėliojo, kortomis patikrino, ar tu gali būti būrėjai ir matau, kad visur buvo pritanta ir pasakyta, taip gali. Nebent, nu, nežiūrėjau iš taip arti visų atvejų, bet man toks įspūdis susidarė, nes ir paskiau iš kitų žmonių ateinančių irgi gavau tokią, o aš ten buvau pas būrėjai, ten man dėliojo, skaitė mano kortas ir sakė, aš ir pati galėčiau taro kortas skaityti. Nu gerai, vieną kartą tai išgirdau, antrą, 30, palauk, ar čia madingas toksai dalykas pasakyti žmonėms? Pasidarė mada. Jo, kažkodėl, gal tai žmonių savimeilė ego paglosto, žinai, o tu ir pati galėtum. Greičiausiai jo, žinai, kad, nu, va, ir tu galėtum, ir tu kažką turi viduje raganiško, tokio specialaus, mistiško, ar ne? Matyt, tą žmonės nori girdėti ir, nu kaip, rinkoje pasiūlos paklausos dėsnis, ne, aš net nebūčiau pagalvojus to pasakyti žmonėm, o jie tu kokia aš paprastutė naivuolė, ne? Nežinau, kaip manipuliuoti reikia žmonėm, ar ne, bet tiesa ta, kad jeigu širdyje jauti, kad mane traukia, aš įkvėpia, man negaliu apie tai negalvoti, mane tai masina taip, kad nu, va, geriausia dovana kalėdoms. Ne, būtų gauti dovanų taro kortas. Tai eik ir nusipirktų jas. Nusipirk knygą, pradėk nuo vienos kortos dienos traukimo ir jokiais būdais nedėliok kiltų kryžiaus. Kol visų kortų reikšmių nemoki ir nemoki, nedėliok 9 kortų dėlionės, kol nemoki interpretuoti 8 kortų ir panašiai. Nu, po truputį, po žingsnelį, žodžiu. Po žingsnelį, jo neužbėgant prie nieko per daug sudėtingo, labai paprastai, bet žiūrėk, aš turėjau paauglystėje pianiną. Ir skambinau, ir groju. Iš pradžių išmoksti šuniukų valsą, paskui eini prie Mozarto, ar ne, kažkada eigoje. Tai manau, kad mes visi galime išmokti, ne visi tapsi Mozartais, bet išmokti skambinti iš natų gali beveik visi. Aš turėjau vos vieną kitą studentę per šitiek metų, kur, nu, mintyse pagalvojau, vis tik tais nežinau, nu, galbūt tu rasi savo klientą, taip, bet su didelė abejonė. Ar tikrai tau reikėjo tą kelią rinktis, nes nelabai jutau ryšio su intuicija ir viskas buvo bandoma labai logiškai išmastyti. Bet daugelis moterų jos yra intuityvios, jos yra susijungusios su savo emocijom, daugiau ar mažiau, ir tą galima lavinti. Ir manau, kad tą pakankamą lygį įgūdžių, gebėjimų, žinių pasiekti, kad bent jau savo ir draugėms skaityti kortas visos gali pasiekti. Svarbu, kad patekti pas atsargiai išmintingą mokytoją, kuri nemokins suabsoliutinti kortų atsakymų ir priimti jų kaip kažką, nu, vat, gryną visada 100% tiesą. Aš sakau, geriausiu atveju tikslumas yra 80%. Nes vėlgi gali būti netinkamas klausimas, gali būti neprieinama informacija, gali būti vertinimo klaidų. Nes tos simbolius gali interpretuoti pagal tai, ką tu žinai, ką tu supranti, o jie gali rodyti kažką, ko tu nesupranti. Nu, tarkim, pagalvokim, žmogus atėjo ten dėl sveikatos nerimauja, kortos galbūt norėtų tiesiai šviesiai pasakyti, kad klausyk, tau prediabetinė būsena ir tau skubiai reikia kryptis jau ten dėl insulino ar kažko tai. Bet nėra kortos, kuri vadintųsi diabetas. Ne, ir įvairiom kortom pasakys, kad gal tu piknaudžiauji kažkuo, gal tu priklausomybių turi, aš dabar bandau įsivaizduoti, gal tai kažką negero veda ir galvosi, kad čia prie tų, nu, ne žmogus, ne alkoholikas, ne narkomanas ir nepagalvos, kai jis pizzą per dažnai valgo. Ne, priskirsi tas kortas kažkam kitam, o žmogus sakys, ne, tai neteisinga. Tu net pažinsi to, apie ką negalvoji ar ko nežinai. Pavyzdžiui, diagnozės, kurios net pavadinimo nežinai. Net pažinsi. Ir kortos netinkamos medicininėms diagnozėms, bet jos gali paraginti, klausyk, susirūpink savo sveikatą, labiau savim rūpinkis, pasikonsultuok, nepalik šitos vietos be priežiūros. Jos gali atkreipti dėmesį, jos gali parodyti, ar tu gera linkme, link sveikatos judi, ar link sveikatos blogėjimo, ir iš to gali spręsti, ar aš darau pakankamai, ar vis tik reikia eiti dar ieškoti atsakymų, ieškoti sprendimų, dar kažką pridėti. O žiūrėk, tu vis sakai, kad kiekviena moteris turi pakankamai intuicijos, o kaip vyrai?
ar pastebėjai kokį nors skirtumą tarp moterų tarologų ir vyrų tarologų? Jaučiuosi turinti per mažai patirties su vyrais, didžioji dalis ateina moterų. Tai apie moteris galiu iš didelės imties daryti apibendrinimą. Vyrų ateina mažiau, todėl bijau suklysti darydama apibendrinimus iš tos mažesnės grupės. Bet kai vyro draugo šeima laukėsi, ir mes abu su vyru nusprendėm patikrinti berniukas ar mergaitė, tai spėk, kas teisingą atsakymą nustatė. Tai turbūt vyras. Ja? Ten, kur reikia va tokio labai tikslaus. Tikslaus, taip ar taip, A ar B, ne? Kur nėra dvasinio psichologinių interpretacijų, kur yra labai konkretus atsakymas, vyras gali netgi geriau, bet tai mano vyras. Tai jisai ten ir astrologijai baltojo žynio ženklus turi. Ir kai jisai man pasako, klausyk atsargiai su šito žmogum, man jis atrodo ten kažkoks keistas, nepatikimas, jau pasimokiau klausyti. O žiūrėk, vis tiek kažkiek tai vyrų ateina, ne, į tos taro konsultacijas. Paprastai klausia vyrai. Oi, to paties, ko ir moteris. O kokia yra dažniausia tema? Nu, aš dabar pabandysiu spėti, pasakyti, ar teisingai, kad pirma turbūt yra santykiai. Darbas. Santykiai, ne, ir darbas pinigai, ne? Gal pas vyrus bus lygiosiam santykiai ir darbas, pas moteris santykiai bus Pirmauja, turbūt. Darbas, bet bus daugiau ir kitokių klausimų, subtilesnių. Bet vėlgi nedrįstu daryti tokių labai apibendrinimų, nes per mažai vyrų kaip klientų. Galėčiau apie visus sakyti. Bet mačiau ir vyrų klientų, mačiau ir vyrų tarologų. Taip kad viskas atvira visiems. Ir nėra taip, kad tik moteris turi intuiciją. Statistiškai galbūt daugiau, bet izoliuotai vienetinį gali rasti tokį vyrą, kurio intuicija bus ženkliai didesnė už ir rasti tokią moterį, kuri jos visai neturi beveik. Nu, nesiklaus. Gerai, tai žiūrėk, tai dabar pabaigai, kur norėtum pakviesti? Visų pirma, noriu merginas padrasinti. Svarbiausia, raskit specialistą, pasidomėkit, pažinkit, pas ką einat, bet jeigu labirintuose kažkur gyvenimo pasimetėt, kreipkitės vienokios ar kitokios pagalbos, kas su jumis rezonuoja, kas eisit į meditaciją, kas į jogą, kas taro, kas pas psichologą tradicinį, viskas gerai, bet kreipkitės pagalbos, kai jos reikia. Kai jau vienai yra per sunku, mes dabar bendruomenėje tokią netektį turime, kai žmogus neatlaikė gyvenimo naštos ir labai gaila, kad stipriau nesiekia pagalbos. Galbūt jos būtų buvę prieinama ir daugiau. Ir toms, kas nori pasižaisti, pasibandyti, atrasti, pažinti, bet taro kortos išmokti 78 kortų reikšmės, dėlionės, tai yra mokslas. Aš įsivaizduoju 78 išmokti. Čia dar ne pati sudėtingiausia dalis, nes tą patį gali interpretuoti daugybę temų skirtingų, ar ne, meiliai, finansams, sveikatai, tai tos reikšmės dar išsidiferencijuoja. Bet aš esu meistrė su daug įrankių ir galiausiai priejau tą etapą, kai man nebeužteko esamų įrankių ir pati pradėjau kurti įrankius. Tai mano kūdikis, dabar yra jau, esu neščia naujų kūdikių, bet paskutinis mano kūdikis yra kortos kasdienė praktika. Ir noriu padovanoti šitą kaladę vieną iš tavo žiūrovų skaitytojų, kurie atsilieps, susisieks, kad žiūrėjau Viktorijos padarytą interviu ir kas pirmoji parašys, jog noriu kortų kasdienė praktika. Jų nieko išmokti sudėtingo nereikia. Yra mažulytė knygutė su visai reikalinga instrukcija. Šitos kortos skirtos ne ateities pranašavimui, nebūrimui, o sąmoningiams moterims ar vyrams, kurie nori augti geriausią savęs versiją. Ir kortų pagrindinis naudojimo būdas, knygutėje rasite dar kelius ir savo energetinės sistemos diagnostikai, bet pagrindinis naudojimo būdas. Ryte išsitraukti vieną kortą, uždavus visada tą patį klausimą, kaip man šiandien augti geriausią savęs versiją. Ir tarkim, Viktorija, galiu tau ištraukti kortą? Oi, labai norėčiau. Viktorija, šiandieną gali augti į geriausią savęs versiją. Ir tau ištraukiu pagrindo čakros kortą. Vadinasi, šiandieną tavo užduotis yra gyventi labiau iš pagrindo čakros, jos energijų, jos vertybių, jos įgūdžių, tai yra gebėjimo
apsaugoti save, pasirūpinti savimi, savo saugumu, savo gerbuviu, tokiais praktiniais žemiškais dalykais, labiau savo kūnų rūpintis ir jo komfortu, jo maistu, jo saugumu. Ir užduotis tau, skamba kaip afirmacija, bet tai yra užduotis. Aš pasitikiu savo kūnu, jis yra tobulas indas mano sielai. Dabar nors dienos liko nedaug, jau vakaras, bet tavo užduotis yra stebėti, tai labai ugdo sąmoningumą, tą mindfulness, stebėti dienos įvykius, tolimesnius, situacijas, santykius, bendravimą ir kažkuriuo momentu tau reikės priimti sprendimą arba atlikti veiksmą ar kažką pasakyti iš šitos išminties. Iš pasitikėjimo savo kūnu ir žinojimo, kad jis yra tobulas indas mano sielai. Wow. Ar tai Užsimaniau, sulaukia žinok, kažkokios kritikos? užsimaniau šitų kortų, tikrai. Fainas įrankis. Dar yra prekyboje didžiosiuose knygynuose, jų yra internetu ir gyvai, labai kviečiu išmėginti, patirti. Ir taip pat, bet turi šitą užduotį dabar turėsi atlikti. Kortos pasiprašyti, turi stebėti likusią dieną, kada tu turi sureaguoti į situaciją iš šitos pozicijos, kad stop, kažkur mane galbūt kitur sprendimai gali nuvesti ar situacijas, bet aš pasitikiu savo kūnu, jis yra tobulas indas mano sielai. Ar ne, tave pakvies kas nors pasivažinėti pačiūžomis šiandien ir galvosi, ne, aš tenais nukrysiu, aš nemoku, aš nežinau, o tu prisiminsi, aš pasitikiu savo kūnu. Nu gerai, aš ten įsikipsiu į ką nors, bet susitvarkysiu. Tai gali būti labai įvairios situacijos, aš tiesiog dvi labai skirtingas pasiekiau, ar ne, ar tai kritikos sulaukė, ar pasiūlymą gavai ir tu prisimeni, aš pasitikiu savo kūnu ir ką tai reiškia, kokius sprendimus tada šitoj situacijai iš to žinojimo darau toliau. Ir čia nurodyti 9 eteriniai aliejai, kuriais gali stiprinti savo pagrindą. Gal gali paskaityti, pažiūrėsiu, kokį turiu. Tai bus frankincense, arba bosvelija lietuviškai, myra, cedarwood, tai būtų kedras, clove gvazdikėlis, ginger, tai būtų imbieras, pačiūlis, juodasis pipiras, vetiverija arba muskato riešutas. Tai kokius 5 tikrai turiu, tai eisiu tuoj dabar ir išsitepliosiu. Pagrindo čakra tikrai aktuali, jeigu jau tiek aliejų jai turi eterinių, raudona spalva, kaip žinome, ar ne? Yra daug būdų stiprinti savo energetinius centrus, bet dažnai tai yra tiesiog energijos toks pracirkuliavimas per ją, kad ten neužsistovėtų. Bet vystyti, tarkim, aš turiu rezonansinį skanerį, galiu nuskanuoti žmogų ir matau mano pačios pagrindo čakrai 10%. Tik tais. Dėl aš ir neturiu fizinių jėgų, sveikatos, ištvermės, man reikia nuolat savim labai rūpintis, nes yra maža batareika, kuri gali greitai išsekti. Ir tiesiog tą žinau ir gyvenime atėjau įdirbti ją, nors kažkiek išvystyti. Bet kita dalis to biorezonansinio skanerio arba su švytuokle galiu patikrinti, pas tave, va to potencialo, va tokia čakra gali būti dar pažeista, gali būti maksimaliai efektyvi, 100% aktyvi, bet jinai tik 10%, tarkim, dydžio, jeigu taip simboliškai pasakytume. Arba gali būti visai išsekusi ir joje nei tų 10% nėra. To, kas šiaip būtų galbūt kaip žmonijai, kaip žmogui įmanoma. Ir žinoti, ar tu visą savo potencialą jau turimą maksimalizuoji, bet tuo pačiu, ar tu didini tą 10% savo prigimtinį. Tai va, tie dalykai, kai tu ugdaisi vidinės savybės, jie didina tą 10%, kiek tu gali. Super, labai tobula dovana. Tai skubėkit, kas pirmas praklausys, skubėkit Liną įrašyti tiesiogiai. Susiveskit mane Facebook'e, Lina Balsė, ten bus holistinė aromaterapija, šalia užrašas, kad atpažintumėte. Ir lauksiu jūsų žinutės, kas pirmoji parašys, kad aš žiūrėjau interviu su Viktorija ir tikiuosi laimėjau kortas kasdienė praktika. Taip jos vadinasi, kasdienė praktika, žydra dėžutė. Ir ačiū tau, Viktorija, už pokalbį, už laiką ir žiūrovams. Ačiū tau labai už pasidalinimus. Aš tikiu, kad visi tikrai suras labai įdomių įžvalgų. Ir jau vien tai, kad mane tai labiausiai, žinai, vis tiek mane labiausiai užkabino galiausiai kortos. Galvoju, kad eisiu aš ieškoti tų kortų po formų.
Šarkos mes, aš tau dovanuosiu. Šarkos bus. Tu Lietuvoje, Oi, taip, dabar Lietuvoje. gerai, aš ir tau atsiųsiu dovanų kaladę, tu man atsiųsi savo Omnyva paštomatą, paprašysiu vyro išsiųsti tau. Nu, Ir, va, ir aš laimėjau. ir tu laimėjai, reikia palepinti. Ir, ir tikiuosi, jos pas tave prisigyvens tavo asmeniniam augime ir darbę su klientais. Kartais va nereikia didelio sudėtingo taro išdėstymo, galima tiesiog išsitraukti vieną kortą, bet tada labai sąmoningai tą dieną nugyventi ir kad atliktum tą užduotį, kuri tave paaugins, sustiprins, padės išsiugdyti naujus įgūdžius. Tai toksai irgi kaip ir patarėjas kas dienos. Ar ne? Ne? Super. Ačiū tau labai tada. Ir iki pasimatymų.